siuntė ligas į jų būrį. Dievas leidžia kaip kurios dalykus. Ir jūs kartais būkite atsargus, ko jūs prašote. Ir šitoje vietoje tame prašyme vėlgi reikia sugrįžti prie šito vienintelio pakankamo šaltinio. Nes kartais mūsų, arba net dažnai mūsų širdis prašo tokių dalykų, kurie paskui užstringa dantise. Bet po to Dievas gali ir duoti dalyką. Dievas leidžia tuos dalykus, kad jie įvyktų. Jis yra visavaldis, jis daro, ką jisai nori. Tai mes ir kalbame apie visus tuos dalykus, bet nepaklusnus gyvenimas suteikia liūdesį. Didžioji raidė Jonatanas, Sauliaus sūnus Dovydo artimiausias draugas, paminėtas Biblijoje 31 kartą, pamokos iš Jonatano gyvenimo. A. Tikroje draugystėje turi būti didelis pasiaukojimas. Tikroje draugystėje turi būti didelis pasiaukojimas. B. Tikros draugystės palaimos tęsiasi net po mirties. Tikros draugystės palaimos tęsiasi net po mirties. Žvaigždutė po nuoroda Dovydas rūpinosi Raišu Jonatano sūnumi Mifobosetu. Dovydas rūpinosi Raišu Jonatano sūnumi Mifobosetu. Net tada, kada Jonatanas buvo miręs. Gaila Jonatano. Man labiausiai ne Dovydo, bet Jonatano gaila. Jums labiausiai gaila. Nes kažkaip tai jisai, jeigu nebūtų Sauliaus sūnus, tai gal Igorį, išgyveno. mes simpatizuojam jūsų gailesčiui. Čia be sarkazmo. Prašom, 1 Samuelio knyga, jeigu yra kokie komentarai, nuomonės, pastebėjimai, nesigirdi. O galima čia Tai, kad jisai rūpinosi kaip tikras draugas Jonatano vaikais, jis neužmiršo visų tų. Tai parodo, kad jam buvo svarbu ir ta draugystė, ir ta šeima. Jonatanas numirė, bet Dovydas neužmiršo šeimos. galima čia? Jo, bet kiti tos privalumus užmiršo. Galima čia užrašyti irgi, ten buvo kunigas, Samuelis buvo kunigas, pranašas ir paskutinis teisėjas. Galima, žinoma, jūs galite savo patikslinti visada, prašau. Kas dar 1 Samuelio knyga iš Senojo testamento? Volodė, prašau. Mano toks būtų klausimas, nežinau. Ant 1 karalių jie išrinko, taip? Tauta išrinko. Bet paskui Dievas jau patepdavo. Dovydas jau buvo pateptas, ta tauta jau neišrinko Dovydo. Čia buvo tiesiog toks irgi Dievo numatymas pamokyti žmonės, kad ką jūs išsirinkot, o paskui tiesiog, kaip čia paaiškinti? Saulius irgi buvo pateptas. Taip, jis buvo pateptas, bet tai... Aš manau, kad klausdamas klausimo, Volodė, jūs viską dabar paaiškino. Labai gražiai išdėstėte viską, koks buvo žmonių pasirinkimas. Nes tam tikrą prasme čia buvo, mūsų terminais demokratiškas, ta prasme, jį išrinko. Gal daugiau žmonės įtakojo laiką, kada ateis karalius. Vėlgi, čia ką gerai pasakėt, Volodė, paskutiniam sakiny. Mes turime suvokti, kad demokratija yra nieko gero. Mums taip netrodo logiška. Kodėl aš taip sakau, aš nenoriu jūsų nuliūdinti. Pats žodis demokratija gal neblogas, bet demokratija nieko gero, nes demokratijoje yra žmonės su sugedusiom prigimtimu. Štai demokratija yra nieko gero. Pats geriausia, taip jau. O bet jūs viską pasakėt, Volodė, sakydamas klausimą. Saulius buvo išrinktas. Kur yra žmogiška visiškai ir kur yra Dievo ranka, ar ne? Visame tame ir net tame nuostabiame 16 skyriuje, kaip žmogiškai tą renkasi, žmogiškai tą ir Dievas sako, aš ne ten žiūriu.
pasaulio išrinko tai ne žmonės, o Dievas išrinko. Tiesiog Dievas parodė va šitą. Dievas leido tą Taip, žmogų leido, išrinkti jo. tokius žmonės Nes labai jie ten prašė. nestovėjo ir nebalsavo čia. Ne, Va, šitas. aš suprantu. Jo, tik tai mes šitam klausime arba pasakymė daugiau pabrėžiama, kur yra žmonių pasireiškimas ir kur yra dieviškas pasireiškimas, aš taip suprantu. Arūnas viskas sustatys į vietas. Daleiskim, jeigu Dievui būtų nepriimtinas, jis galėtų pasakyti, ne, šitas netinka ir per pranašą kažkokį kitą kandidatą parodyti į karalius. Kalbant taip, Dievas galėtų taip padaryti, jo, čia Dievo negali apriboti, tik Dievas matė savo plane, kad jis nori tai leisti, jisai leido. Bet jūs negaliu net ginčyti šito dalyko, kad Dievas galėtų padaryti. Bet pastor, kodėl Samuelis pradėjo viską, vat jie pasakė jam, kad mes norim karalių. Tai Samuelis puikiai žinojo, kas parašyta rašte, kad jeigu jie užsinorės karalių, tada bus ir taip ir taip. Tai iš karto jis galėjo pasakyti gerai, aš melsiuos Dievui, Dievas man parodys ir viskas taip. O jis pradėjo, čia dėl manęs viskas, argi aš buvau blogas teisėjas, ar ten kunigas, jis pradėjo visą situaciją iš savo pusės, kodėl jis buvo, ar jisai buvo geras ar negeras, vienu žodžiu, kažkaip tai va, iš karto galim sakyti, teisintis prieš tautą. Ar aš buvau toks. Tiesiog norėjau iš karto parodyti ir viskas, kad Dievui norit, gerai. Aš pasimelsiu ir būsim karaliai. Aš turiu atsakymą iš vieno žodžio. Nežinau. Nes Biblija mums to neparašo. Suprantu samprotavimus, bet aš jums turiu pasakyti nežinau. Nes Biblijoje šitoje vietoje neturiu paaiškinimų. Paskutinis klausimas ir tada peržiūrėjau. O ten vienu žodžiu, kur kaip rašo, o kiti įvykiai aprašyti Izraelio karalių metraščiuose. O kas čia per metraščiai? Metraščiai buvo kronikų arba užrašų knygos, kurios dar buvo turbūt vedamos papildomai. Bet čia, ne biblinės knygos. Ne, tai buvo karalių metraščiuose, kurie buvo laikomi rūmuose, kad galėtų Jie gal dabar šiuo metu yra išsaugoti? Nežinau. Nijolė, jūs Yra. Kaip kurie... Ar jau tada galima pavadinti jau tada Talmudą šitą dalyką? Jo, jie yra išsaugoti, bet yra Talmudė jau išsaugoti. Tai ten jau... Tai išsaugoti Talmudę, bet tuo metu nebuvo Talmudas. Ne. Tai va gali būti, kad tai, bet aš niekur dabar neskaičiau, aš sakau irgi gali būti išsaugoti, aš nežinau, Irina, kiek tai yra išsaugota, nes pavyzdžiui, turbūt arba patvirtinsite ar ne, pavyzdžiui, Levito kunigystės ir giminės linijos tos knygos pamestos yra, ką jie šiandien negali atsekti, tai aš jums negaliu patvirtinti, kiek šiandieną to yra išsaugota. Nes dabar, pavyzdžiui, tu negali patvirtinti, iš kurios tu giminės. Nes niekaip tu nepatvirtinsi. Iš kokios tu... Dabar nesvarbu. Nu kaip svarbu, ir viskas tas bus atstatyta kažkada. Izraeliui tai yra labai svarbu ir viską. Bet krikščionių yra svarbu. Jums šiandieną svarbiausiai patvirtinti, kaip žmogui gyvenant šitoj šalyje, aš jums galiu viską labai supaprastinti. Yra dvi giminės. Viena velnio giminė, kita Dievo giminė. Kurie numirė savo nusikaltimuose ir nuodėmėse, yra toji giminė. Tiems, kurie jį priėmė, jis davė galią patapti Dievo vaikais, tiems, kurie tiki jo vardą. Jums truputėlį paprasčiau. Bet to tie dalykai yra labai svarbus, nes mes turime reikalą su Dievo tauta. Bet juk parašyta Apreiškimo knygoje, kad mūsų valdys Dangoje Jeruzalė 12 Izraelio giminių. Jie turės ypatingą padėtį, nes visa Biblija apie tai kalba. Jo, tai kaip nesvarbu, labai svarbu. Viskas svarbu. Mums truputėlį lengviau, tik sakau, šiandieną, bet tas svarbu be abejo. Aš man 12 giminių iki šios dienos, iki tos dienos. Taip. Gerai, Arūnas mane išvadavo, pertrauką. Arūną visą valdystę.